Na, anksčiau ar vėliau, kiekvieno investuotojo kelyje iškyla tas vienas didžiulis klausimas. Ogi kaip perduoti visą tą sunkiai sukauptą turtą kitai kartai? Bet čia juk kalba ne tik apie pinigus, ar ne? Čia kalba apie palikimą. Tad nerkime giliau ir išsiaiškinkime, kaip šią kelionę paversti sėkmės istoriją. Tikriausiai nekartą girdėtas posakis. Ir tai, žinote, yra savotiškas perspėjimas. Jis labai vaizdžiai pasako, kad be protingo apgalvoto plano viskas, kas buvo sukurta, gali tiesiog ištirpti per vieną ar dvi kartas. Tai statymas, kurio pralaimėti tikrai nesinori. Ir štai jis pagrindinis mūsų galvosūkis. Kaip tai padaryti? Atsakymas iš esmės slypi dviejose pagrindiniuose keliuose, tai yra dovanojimas ir paveldėjimas. Taigi, panagrinėkime kiekvieną iš jų, išsiaiškinkime taisykles, kurios ir nulems viso šito reikalo sėkmę. Gerai, pradedam. Reikia suprasti, kad sėkmingas turto perdavimas tai tikrai ne šiaip sau bankinis pavedimas. Oi ne. Tai yra kruopščiai, atsakingai suplanuota strategija. O jau strategijos nebuvimas, kaip puikiai žinome, yra pats tiesiausias kelias į nesėkmę. Prieš pasirinkant vieną iš tų kelių, tiesiog privaloma išmanyti žaidimo taisyklės. O investicijų pasaulyje viena iš pačių didžiausių, svarbiausių taisyklių yra susijusi su mokesčiais. Taigi, nuo jų ir pradėkime. Įsidėmėkime šias 3 raides – GPM. Tai bus pats svarbiausias terminas visoje šioje analizėje. Jeigu labai paprastai, tai yra mokestis nuo pelno. Kitaip tariant, nuo skirtumo tarp to, už kiek pirkta ir to, už kiek parduota. Štai yra auksinė investavimo mokesčių taisyklė, kurią reikia žinoti. Kol vertybiniai popieriai nėra parduoti, tol mokesčio tiesiog nėra. Portfelis gali pabrangti 2, 3, bet kol tas pelnas yra, taip sakant, popierinis, jokia mokesčio prievolė neatsiranda. Jie atsiranda tik tą akimirką, kai paspaudžiamas mygtukas parduoti. Pats procesas, kaip matote, yra labai logiškas ir nuoseklus. Pirmiausia, apskaičiuojamas grynasis pelnas, iš pardavimo sumos atimamos visos išlaidos, susijusios su įsigijimu. Tada pritaikoma metinė lengvata ir jau tik nuo tos likusios dalies yra skaičiuojamas standartinis 15% tarifas. O štai ir tas skaičius – 500 eurų. Būtent tokia yra metinė GPM lengvata. Ką tai reiškia? Ogi tai, kad pirmuosius 500 eurų pelno per metus galima pasiimti visiškai be jokių mokesčių. Gal ir nedideli, bet sutikite, visai maloni premija. Gerai, dabar keliaukime prie pirmosio kelio – dovanojimas. Tai yra strategija, kuri leidžia perduoti turtą čia ir dabar ir dar savo akimis matyti, kaip tas palikimas pradeda naują kitokį gyvenimą. Čia svarbiausia taisyklė, kurią reikia žinoti, yra tokia. Dovanojant turtą artimiausiams šeimos nariams, jokių mokesčių nėra. Nėra nei dovanotojų, nei gavėjai. Visi 100% vertės pasiekia savo tikslą. Paprasta ir aišku. O štai čia yra pati galingiausia, sakyčiau, dovanojimo taisyklė. Gavėjo įsigijimo kaina tampa turto vertė dovanojimo diena. Ką tai reiškia? Tai tarsi mokesčių skaitiklio nustatymas iš naujo. Ir tai apsaugo nuo milžiniškų kartais net nesąžiningų mokesčių ateityje. Ir šis pavyzdys puikiai iliustruoja, kaip viskas veikia. Sūnus nemoka mokesčių nuo visos 15 000 eurų sumos. Jis moka tik nuo to prieaugio, kuris atsirado jau jam valdant turtą. Taigi mokesčių bazė yra tik 3 000 eurų, o ne visa suma. Gerai, dabar pereikime prie antrojo kelio – paveldėjimo. Kasgi nutinka su turtu, kai kelionė baigėsi? Pažiūrėkime, kaip veikia turto perdavimas per testamentą ar pagal įstatymą. Labai panašiai, kaip ir dovanojimo atveju, artimiausi giminaičiai, tai sutuoktinis, vaikai, tėvai, seneliai, paveldimo turto mokesčio nemoka. Palikimas juos pasiekia visas, be jokių mokesčinių atskaitimų. Ir čia vėl susidurėme su ta pačia jau girdėta galinga taisyklė, kaip ir dovanojant. Įpėdiniojų įsigijimo kaina tampa turto vertė paveldėjimo dieną. Vėlgi, tas mokesčių skaitiklis tarsi nusinulina ir apmokestinamas bus tik ateityje sukurtas pelnas. Taigi, jeigu reiktų apibendrinti, kuo skiriasi dovanojimas nuo paveldėjimo, pagrindinis skirtumas yra tik laikas, ar tai vyksta prieš mirtį ar po jos. Mokesčių prasme, artimiausiams giminaičiams abu keliai yra identiškai palankus. Gerai, dabar, kai jau supratome visus techninius aspektus, sujunkime viską į bendrą veikiančią strategiją. Nes sėkmingas turto perdavimas, patikėkite, yra kur kas daugiau nei vien tik mokesčių išmanimas. Taip, nes tikrasis sėkmės raktas slypi ne įstatymuose ar taisyklėse, o pačiuose žmonėse. Svarbiausia yra pasitikėjimas, atviri, nuoširdūs pokalbiai ir kartu su pinigais perduodamos vertybės.
Šie 4 punktai ir yra viso sėkmingo plano esmė. Aiški dokumentacija visada palengvina procesą, atviras pokalbis padeda išvengti nesusipratimų, o finansinis raštingumas ir praktinė patirtis, tai užtikrina, kad turtas bus ne tik išsaugotas, bet ir toliau auginamas. Taigi, sėkmingas palikimas matuojamas tikrai ne eurais balanse. Jis matuojamas tuo, ar kartu su turtu buvo perduotos ir žinios, vertybės ir tas atsakomybės jausmas, kuris ir leidžia išvengti to liūdno nuo marškinių prie marškinių scenarijaus. Todėl pabaigai norisi palikti vieną klausimą apmąstymui. Ką perduos palikimas? Ar tik pinigus, ar ir vertybės? Nes būtent atsakymas į šį klausimą ir nulems, ar sukurtas turtas taps tikruoju, tvirtu šeimos sėkmės pamatu ateinančiems kartoms.